Sveiki. Tęsime pamoką dėl materialaus turto. Primenu, kad analizėje išskleidus turtą mes matome įvairaus tipo turtą. Dabar kalbėsime, dar kartą grįšime prie materialaus likvidaus ir materialaus nelikvidaus turto. Pradedant naudoti programą, atsakymai į klausimus, kokį mes turime stambų turtą. Mūsų atveju tai buvo būstas bei automobilis. Būstas bei automobilis. Labai svarbu žinoti tai, kad programa įsigyjant stambų materialų turtą užtenka įvesti vieną įrašą, programa jums skaičiuos visą laiką, kiek jo šiuo metu yra apytikslė vertė. Taip pat yra galimybė tą vertę patikslinti, tai galbūt netgi yra patartina stambiam turtui, tokiam kaip būstui ir automobiliui. Tuo tarpu smulkus turtas, ypač nelikvidus turtas, yra taipogi skaičiuojamas automatiškai, tačiau ten tik kainos tikslinimas vargiai ar turi didesnę prasmę, nes yra nedidelės sumos ir daug tų daiktų ir tikrai neverta kvaršinti savo galvos tokiamis smulkmenomis. Štai pabandykime. Pabandykime įvesti išlaidas, kai mes įsigijame automobilį. Štai mes įsigijame automobilį. Tai yra mūsų išlaidos. Tarkime, mes perkame nenaują automobilį už 20 000 litų. Mokame grynais pinigais. Tai spaudžiu Enter klavišą. Tai pasirenkame transportas ir automobilis. Čia galime nurodyti, koks tai yra automobilis. Bei nurodyti jo vertę. Štai kaip matome, yra procentų simbolis. Štai čia mes ir galime įvesti jo vertę. Šiandien dieną jo vertė yra. Sakykime, jeigu jums pavyko automobilį įsigyti pigiau negu jis yra vertas, tai jūs galite tą vertę rašyti didesnę. Tarkim, 22 000, jūsų nuomonė tai yra vertas 22 000 litų. Spaudžiu Enter. Toliau. Pelę užvedus man primena, kad tai kasmetinis vertės pokytis. Kasmetinis vertės pokytis, tarkime, mes jo neįvedame, mes įvedame, kad daiktas kiek metų nuvertės. Daiktas bus naudojamas, tarkim, apie 10 metų. Vėlgi primenu, tai nereiškia, kad mes būtinai turėsim jo naudotis 10 metų. Gal jūs už metų parduosit. Bet skaičiavimams tokių reikšmių reikia. 10 metų ir jo galutinė vertė bus, tarkim, 0 procentų. Ir nuvertėjimo kreivė štai tokia. Taip, šito užtenka. Kad mums įvesti viskas, įvedėme automobilio įsigijimą. Nuo šiol mums programa skaičiuos jo vertę. Štai išskleiskime turtą. Jeigu žiūrėsime materialus turtas, kaip matome, praėjusį mėnesį buvo 164 000, o dabar jau 185. Štai kaip tik į tą turtą ir įeina mūsų jau, kaip matome, 2 automobiliai ir būstas. Kas labai svarbu? Patartina ar kartą metuose, ar kartą per kelis metus, jeigu ypač buvo kažkokių avarijų ar patobulinimų automobiliui, kuris galbūt galėjo pakeisti jo vertę, jūs
turėtumėt susirasti šį įrašą. Kaip jį susirasti? Yra filtrai. Štai. Jeigu jūs norite patikslinti vertę, turite susirasti vertės patikslinimas ir matysite visus tos kelis įsigytus stambius daiktus. Štai automobilis, kad tik mūsų įvestas automobilis. Ką mes galime padaryti? Mes galime įvesti dar kartą vertės patikslinimą. Tarkim, jau dabar yra 14 metai, praėjo metai laiko. Štai automatiškai programa surikiuoja eilės tvarka. Taip, šiuo metu automobilio vertė, tarkim, yra, galim pasižiūrėti, ką pati programa pasiūlys. Jeigu mes ištrinsime šį lauką ir paspausime Enter klavišą, žymi, kad bus paskaičiuota kokia vertė. Taip, toliau paliekame viską nekeistą. Štai kaip matome, programa iš tiesų suskaičiavo, kad jos vertė pakito taip. Jeigu mes nebūtume įvedę tos eilutės, štai tos papildomos eilutės už metų, ir jeigu programa būtų tiesiog skaičiavus toliau, jau automobilio vertė iš 22 000 tapo 18 000, dar už metų taptų, tarkim, 15 000, paskui galbūt 12 ir taip toliau. Jeigu jūs įsitikinęs, kad jūsų automobilis nuvertėjo ženkliai daugiau, jūs galite įvesti kitą sumą. Nuo šiol automobilis bus vertas tiek. Ir toliau vėl jis nuvertės to pačia tvarka. Kai automobilį nusprendžiate parduoti, būtina, pabrėžiu, būtina įvesti papildomai. Vėl susirandate, primenu, per filtrus vertės patikslinimas, susirandate tą automobilį ir dar kartelį spaudžiate procento ženkliuką, tarkim 15 metų sausį mes sugalvojame jį parduoti, spaudžiu Enter klavišą, jo vertė 0, štai matot, 0. Beje, ir programa primena, jeigu žvesite pelę, primins, kaip čia reikia elgtis duotuoju atveju. Štai taip atrodo korektiškai įvestas. Jeigu jūs 15 metų sausio 8 pardavėte, tai nepamirškite susirasti seną įrašą ir nurodyti 0. Jeigu jūs to nepadarysite, programai atrodys, kad jūs tebeturite turto ir jums vis rodys, kad jūs dar tebeturite kažkokios vertės turto automobilį. Taigi, automobilio pardavimas atrodo taip. 15 metų sausio 8 dieną jūs gavote, tarkim, jau 15 000 litų grynais. O, aš meluoju, suklydau, vedu kaip išlaidas. Gerai, ištrinu. Dar kartelį pajamos. 2015 metų 1 mėnesio 8 dieną 15 000 litų grynais pinigais. Tai yra parduotas turtas, štai automobiliai. Galiu pasižymėti, kad tai yra štai, kadangi dabar įjungtas filtras, tai jeigu išjungsim filtrą, mes matysim taip. Štai taip atrodo automobilio pardavimas. Lygiai taip pat analogiškai reikia elgtis parduodant būstą arba kitą didelės vertės turtą. Galbūt po šio paaiškinimo atrodo šiek tiek sudėtinga, bet primenu, kad jums taip reikės įvesti vos keletą kartų, nes automobilio pirkimas
yra ganėtinai retas, kuris perka dažniau negu kartą metuose kažkokį tokį stambų turtą, o dauguma iš mūsų netgi rečiau negu kas kelis metus. Taip, kad turėkit kantrybės ir tuos kelis įrašus įveskite šiuo paaiškintų būdu. Tuomet visada analizėje matysite teisingą vertės skaičiavimą. Štai galim pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų vertės grafikas. Štai vertės grafiką mes įsijungsime. Vertės grafika. Taip, žiūrint grafiką, mes matome apačioje nuo 160 tūkstančių iki 190 tūkstančių. Jeigu aš noriu matyti nulį, aš paspaudžiu nulį klaviatūrą. Štai ir mes matome, kaip kinta vertė. Štai, matot, šis šuoliukas kaip tik ir simbolizuoja mūsų turimo turto vertės sumažėjimą. Be abejo, jeigu žiūrėsime bendrai turtą, tokio šuoliuko nebus, nes bus atsiradę 15 tūkstančių litų grynais. Šioje vietoje mes dar turim būstą ir 2 automobilius, o štai šioje jau būstą ir 1 automobilį ir daugiau grynų. Na, jeigu mes įjungsime ir grynus, štai, na, gryni pinigai čia mūsų dabar rodo minus neigiamą sumą, nes be eksperimentuojant, be rodant, išleidome 20 tūkstančių, kurių netgi neturėjome. Na, bet kokiu atveju, kaip matome, pokytis vis tiek yra, čia būtų ženkliai padidėję pinigų nuo buvusios sumos. O jeigu mes pasižymėsime, kad mūsų turtas tai yra likvidus, nelikvidus ir gryni pinigai ir pasižiūrėsime turto eilutę, štai. Pradedam nuo dabar, žiūrim tolyn, prieinam 15 metų sausį ir kaip matome, tokio šuolio jau nebematome, nes šiaip mūsų tiesiog turtas iš automobilio pavirto į pinigus. Ir tai nėra kažkokie dideli pasikeitimai mūsų bendrai turte. Taip, žiūrint grafiką, galbūt kartais patogu yra galim netgi pasimažinti mastelį ir galime pasisiaurinti stulpelius ir tokiu būdu matyti ganėtinai daug reikšmių. Štai, mėlynos reikšmės yra jau realūs duomenys, o tuo tarpu pilkšvi tai yra ateities duomenys. Kadangi mes eksperimentavom su ateities duomenimis, tai mes matome tas reikšmės pilkšvas. Taip, grįžtame. Primenu, 2 kartus paspaudžiu tarp 1 ir 2 stulpelio viršūnėlės ir man išplatina tiek, kiek reikia stulpelius. Tai, ko gero, šį kartą tiek. Ačiū už kantrybę.